Na, o mūsų laukia patys įdomiausi įvykiai čia Siemens arenoje pirmajame šio sezono super klubų mače. Ketvirtą kėlinį Žalgiris pradeda taip. Dainius Šalinga grąžins kamuolį iš užribio. Markas Popovičius, Dežonas Kolinsas ir toliau su 4 asmeninėmis pražangomis lieka ant parketo Milovanas Rakovičius ir Paulius Jankūnas. Vilniaus ekipos penketas: Renaldas Seibutis, Aleksandras Rašičius, Lorenas Robertsas, Jonas Valančiūnas ir Tairisas Raisas. Kolinsas. Popovičius laukia savo šanso prie tritaškio. Kolinsas imasi iniciatyvas, pataiko dvitaškį, pelno 4. tašką dabar Žalgirio komandos veteranas. Taip reabilituodamasis už tai, ką sukūrė minutės pertraukėlės metu, kada užsidirbo 4. pražangą. Raisas iš toli labai netaikliai meta Raisas, o čia kova dėl kamulio. Pirmiau kova dėl vietos po krepšiu. Jesevičius dabar užfiksuoja 3. Milovano Rakovičiaus pražangą. 40 sekundžių prabėgo 4. rungtynių kėlinyje. 14 sekundžių atakos tęsinį turi Vilniaus komanda. Popovičius traukia kamuolį iš užribio. Ir Šalingos Kolinsas prašo neskubėti. Ragus dabar sužais Žalgiris. Taip pasikels prie baudos linijos Jankūnas ir Rakovičius. Nepavyko sužais 2 prieš 2, mėgstukas prie tritaškio. Kolinsas imasi iniciatyvas, užbaigė antrą ataką iš eilės dabar. Kolinsas prašė kamulio po krepšių Rakovičius. Rašičius su Šalinga. 1 prieš 1 paliekama erdvė dabar Rašičiui ir pražanga puolime. Pražanga puolime. Neleistinai buvo pastatyta užtvara. Robertsas, kaip ir Kolinsas Žalgiryje, prasižengė 4. kartą. Džikičius iš karto jį sodina ant suolo. Vietoje Robertso Mindaugas Katelinas ir pasirodo Predragas Samardžiskis. Popovičius. Veržiasi baudos aikštelė, Jankūnas iš toli. Meta taikliai, Paulius Jankūnas pataiko dabar. Pelno 15 tašką, pirmieji Pauliaus taškai. Antroje rungtynių dalyje jis toliau lieka rezultatyviausias žaidėjas savo ekipoje. Keičiasi gynybą Žalgiris. Rakovičius lieka su Katelinu, prieš Samardžiskį Jankūnas. Rašičius. Popovičius išlieka su Rašičiumi. Katelinas, 3 sekundės iki atakos pabaigos. Rašičius turėjo mest. Aleksandras Rašičius nematė dabar Lietuvos Ryto gynėjas atakai skirto laikrodžio. Buvo atsidūręs po pat žalgiriečių krepšių ir dar kartą dovanoja kamuolį Kauno ekipai. Vilniečiai šiame susitikime suklydo 14 kartų. Žalgiris žaidžia padaręs 11 klaidų. Vilniaus klubas stoja gintis aikštę. Šis tas naujo šeimininkų komandos gynybos schemose. Šalinga iš kairio krašto meta taikliai Dainius. Žalgiris per 2 atakas pelno 6 taškus ir pabėga į priekį jau 65-56. Didžiausia Kauno komandos persvara po 2 minučių ir 20 sekundžių 4. rungtynių kėlinyje. Lietuvos Ryto minutės pertraukėlė.
7:40 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Sakau taip, nes kitaip teikti kol kas yra labai sunku. Nors dabar yra tas momentas, kada Kauno Žalgiris turi ne tik savo patį didžiausią pranašumą, bet ir apskritai vienos arba kitos komandos persvaras siekianti 9 taškus yra didžiausias pranašumas šiame susitikime. Raisas Rašičius, Katelinas Samardžyskis, Seibutis, Jankūnas Popovičius, Rakovičius, Šalenga, Kolinsas. Toks žalgiriečių penketas. Dainiui Šalengai dabar fiksuojama pražanga. Dainius Šalenga prasižengė 4. kartą. Kolinsas ir Šalenga, lygiai taip pat kaip Robertsas ir Jomantas, yra prasižengę po 4 kartus. Visi krepšininkai išskyrus Kolinsą dabar yra aikštėje. Kalbu apie tuos, kurie surinko 4 asmeninės pražangas. Ką tik vietoje Šalengos aikštėje pasirodo Sonis Vimsas. Katelinas. Raisui. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Raisas iš toli netaikliai. Popovičius atkovoja kamuolį. Pats žemiausias žalgirietis dabar ima jį, atiduoda Kolinsui. Vėl pasislenka atakuojančio gynėjo pozicijon. Išleidžia Jankūną arčiau krepšio, pats atsilaisvina prie tritaškio. Dar viena Rakovičiaus užtvara ir Popovičiaus metimas iš toli netaiklus. Ima kamuolį Kolinsas. Jis ir buvo paskutinis krepšininkas palietęs kamuolį šiame epizode. Rakovičius dabar krisdamas šiek tiek susižalojo kairę koją, grįžta šlubčiodamas. Griebėsi už kairės kojas Čiurnas. Kol kas jis aikštėje lieka. Galės žaisti Milovanas. Seibutis. Iki galo labai drąsiai, kietai ir agresyviai žaidžia Renaldas. Firminis jo reidas po krepšių 12 Renaldo taškas. Jis trečias pagal renkamus taškus savo komandoje. +7. Kauno komandos naudai. Vimsas dirba su jo gynyboje. Seibutis. Rakovičius po krepšių prašo kamulio. Kolinsas individualiai. Ką užfiksavo dabar rungtynių arbitrai? Užfiksavo Tailiso Raiso pražangą. Pats Kolinsas grąžins kamuolį žaidimą. Raisas prasižengė tik 2 kartą šiame mače. O Žalgiris turi atakai pabaigti 7 sekundės. Popovičius blaškosi. Jankūnas dar tik prie vidurio linijos. Kolinsas pamato laikrodį ir vėl meta priverstinai, kaip ir 3 kėlinio pabaigoje. Nuaidėjo atakos laikas skelbianti sirena ir nebuvo galima žaisti toliau, nes kamuolys nepalietė lanko ir nebuvo paleistas naujas 24 sekundės. Rakovičius užleidžia vietą aikštėje Robertui Jeftokui. Robertas šiandien surinko 4 taškus. Pataikė 2 baudos metimus iš 4. Ir yra prasižengęs 3 kartus. Seibutis. Be pražangų gynyboje žaidžia Jankūnas. Kiekybinę persvarą turi žalgiriečiai. Vimsui per toli pamėtėjo kamuolį. Dabar Popovičius traukia kamuolį iš užribio. Jankūnas. Žalgiris turi kiekybinę persvarą. Samardžyskis spėja sugrįžti po krepšių. Perskaito tą situaciją Kolinsas. Neskuba. Jeftokas 2-2 su Samardžyskiu. Prasprūsta dabar Kolinsas. Ir pro Raisą, ir pro Samardžyskį. Lietuvos Ryto Makedonui 3 asmeninė pražanga. O dabar dar 1 minutės pertraukėlė. Kauno komanda turi 7 taškų pranašumą. 65-58.
Kartais liūdna, kartais skaudu, nebenori tikėti niekuo, juk atrodo tiek dirbai, tiek įdėjai jėgų ir vėl grįžti nuleidęs. Jau tik 5:41 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ar užteks šiandien 40 minučių kovos, sužinosime netrukus. 65-58 Žalgiris nuo to spurto, kada buvo atitrūkęs 9 taškais, iššvaistė tik tai 2. Popovičius, Jankūnas atsilaisvina baudos aikštelėje Robertas Javtokas ir patiesia ant parketo Predragą Samardžyskį. Javtokui 4. asmeninė pražanga, jis 3. žalgirietis atsidūręs ties iškritimo iš rungtynių riba. Prieš minutės pertraukėlę dar Oliveris Kostičius pasitikslino mačo arbitrų, iš kur bus grąžintas kamuolys ir surikiavo Aleksandras Trifunovičius derinį taip, kad jį Javtokas užbaigtų iš po krepšio, bet viskas nutrūko po pražangos puolime. Katelinas iš toli meta taikliai, Mindaugas. Katelinas pelno 8. tašką savo ekipai ir prieš šį mačą kalbėjo Mindaugas. Dabar prasižengęs, kovodamas su Pauliumi Jankūnu. Taigi Katelinui šis supermačas yra pirmas. Na, tarkim, lygiai taip pat kaip ir Soniui Vimsui, kaip ir Predragui Samardžyskiui ir kitiems komandų naujokams. Tai Mindaugas tame interviu duotame prieš šį susitikimą prašė tik tai savo komandos palaikymo. Ta palaikymą jis turi, bet kol kas to palaikymo nepakanka. Vilniečiams 66-61. 5 minutės 8 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Rezultatyviausias Kauno Žalgirio komandos krepšininkas Paulius Jankūnas pelno 17 savo tašką. Vėl tampa rezultatyviausiu šiame susitikime, iki kurio ketvirto kėlinio pabaigos. Lygiai 5 minutės. Seibutis neria iki galo. Nepataiko iš po krepšio Renaldas. 3-2. Popovičius nieko nelaukęs iš toli. Per trumpas Marko metimas. Sonis Vimsas dabar atidavė kamuolį kroatui dešinę. Galėjo pats veržtis iki galo, tačiau jo sprendimas buvo toks. Raisas improvizuoja, meta netaikliai ir dabar jau Trifunovičius remina savo komandą. Ketvirtą derinį turi atlikti žalgiriečiai. Ta parodo Mantas Kalnietis, pasirodęs ant parketo vietoje Kolinso. Jankūnui užtvara, kurią stato Kalnietis, pats atsilaisvina prie tritaškio linijos, bet veiksmas vyksta dešiniajame atakos krašte. Renaldas Seibutis prasižengia tik antrą kartą šiame susitikime, bet vilniečiai jau yra išnaudoję pražangų limitą. Dabar Žalgiris vėl gauna progą rinkti taškus baudomis. Popovičius sėda ant suolo. Ar iki mačo pabaigos, ar iki lemiamų akimirkų, tą žino Aleksandras Trifunovičius, o Vimsas pelno 3 tašką iš eilės Žalgiriui nuo baudos metimo linijos. Dabar jo sąskaitoje jų jau 12. Antrą baudą prameta Vimsas. Žalgiriečiai šiame mače baudas pataiko 68% taiklumu, po antro netaiklaus metimo Jankūnas prasižengia. Tik pirmą kartą prasižengia rezultatyviausias Žalgirio komandos krepšininkas Robertas Javtokas su 4 asmeninėmis pražangomis. Aikštėje lieka. Raisas. Rašičius. Vėl 2-2 su Samardžyskiu. Makedonas kamuolio negauna. Valančių. Atsiprašau, tai buvo Katelinas. Rašičius. Iš toli netaikliai. Samardžyskis ima kamuolį. Blaškosi po krepšiu. Ir sugeba grąžinti kamuolį Raisui. Naujos 24 atakos sekundės. Išsisuko dabar iš keblios situacijos vilniečiai. Seibutis klaidina Vimsą. Amerikietis tuo judesiu nepatiki. Samardžyskio netaiklus metimas. Pražangos nėra. Ima kamuolį Javtokas. 3,5 iki kėlinio pabaigos. 68-61. Javtoko užtvara. Vimsas. Ir čia pražanga.
Čia pražanga, šiek tiek suabejojo Tomas Jasevičius ir antruoju kontakto metu užfiksavo pražangą. Trečia Renaldo pražanga, Vimsas dar kartą prie baudos metimo linijos. O čia jau Aleksandro Džikičiaus minutės pertraukėlė, 68-61. Pirmauja Kauno Žalgiris. Aleksandro Džikičiaus minutės pertraukėlė baigta, 68-61. Priekyje Kauno Žalgiris, 3:23 lieka iki šių rungtynių ketvirto kėlinio pabaigos. Vimsas dabar stos prie baudos metimo linijos. Jeigu Žalgirio lyderis bus taiklus, pelnys 13 ir 14 taškus, žalgiriečiams vėl sugrąžins patį didžiausią šiame mače turimą pranašumą, kuris vienu metu buvo pašokęs iki 9 taškų. Dabar jis kyla iki 8. Vimsas pelno 13 tašką. 69-61. Taip pat Jankūnas, Kalnietis, Jevtokas ir Delininkaitis. Vėl vieną iš dviejų baudų pataiko Vimsas. Jankūnas ima kamuolį po varžovų krepšių. Naujos 24 sekundės. Raisas Seibutis, Steponas Babrauskas po ilgos pertraukos, Jonas Valančiūnas, Mindaugas Katelinas. Rytas vėl bando žaisti gynyboje aikštę. Babrauskas išvengia pražangos. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Delininkaitis pataiko trečią kartą tuo pačiu kamuolio metimo būdu. Tomas Delininkaitis, netradicinis, nestandartinis, bet šiam mačui firminis Tomo metimas. Ir po šio dvitaškio žalgiriečiai pirmą kartą pirmauja jau 10 taškų. Raisas, 2 taškai įskaityti nebus. Mantas Kalnietis aplenkia dabar Roberto Jevtoką ir išvengia Jevtoko pasitraukimo į žaidimą. Babrauskas ant atsarginių, Babrauskas išklauso Džikičiaus nurodymų, ant atsarginių žaidėjų suolo Mindaugas Katelinas. Raisas prie baudos metimo linijos pelnęs šiandien 16 taškų ir pataikęs 5 iš 6 baudos metimų. Prameta antrą baudą dabar Tairisas Raisas. Labai svarbus momentas, laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Žalgiris dabar turėtų po truputį pradėti lėtinti apsukas puolime. Vilniečiai, bandydami taupyti laiką, gali gintis kietai. Jeigu nepavyks to padaryti, gali tyčia prasižengti, stabdydami rungtynių laikrodį tik tai tokiu būdu. Vėl aikštė gynyboje dirba dabar Lietuvos Rytas. Kalnietis iš toli, nepataiko. Kamuolį ima Robertas Jevtokas ir prasižengia. Robertsas, taip, Robertsas išsaugo dabar jis ir Joną Valančiūną aikštėje. Robertsas, tačiau pats Robertsas prasižengia 5 kartą ir šiandien jo pasirodymas baigtas. Jis per aikštėje praleistas minutės surinko 5 taškus ir prasižengė 5 kartus. Paulius Jankūnas prameta pirmąjį baudos metimą. Antras yra sėkmingas, 18 Pauliaus taškų. Vėl pakelia jį į pirmą vietą pagal rezultatyviausių žaidėjų sąraše. Raisas, Vilniečiai skuba. Blokuojamas Raiso metimas, Žalgiriui skubėti nėra kur. Mantas Kalnietis, pozicinė kauniečių ataka. 2 minutės ir 7 sekundės. Iš toli taikliai meta Tomas Delininkaitis. Ketvirtojo kėlinio didvyris Kauno komandoje.
Tomas šiandien pasirodęs bene paskutinis iš registruotų krepšininkų aikštėje. Padidina Žalgirio pranašumą iki 13 taškų. Steponas Bobrauskas labai greitai atsako tuo pačiu. +10 Kauno komandos naudai. 75-65 prieš paskutinę ketvirto kėlinio minutę. Compensa priklauso Vienna Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Sergel – aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel – part of Telia Sonera Group. Radio centras. Lietuvos krepšinio rėmėjas. Minutė 53 lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos šiame susitikime, kuriame atrodo nežinomųjų lieka jau kiek mažiau nei kėlinio pradžioje. Žalgiris turi 10 taškų persvarą, 75-65. O tai reiškia, kad žalgiriečiai dabar turėdami kamuolį gali dar sudeginti 24 sekundės. O tai reiškia, kad Vilniaus ekipai puolime jau reikia viską daryti labai greitai ir svarbiausia kokybiškai. Žalgiris taupys laiką kiekvienos atakos metu. Kalnietis Vimsas, Jankūnas Jevtokas ir Popovičius. Toks yra kauniečių penketas. Kibi Lietuvos Ryto gynyba. Iš toli Mantas Kalnietis meta taikliai. Ir tai gali būti lemiamas šio mačo momentas. Tas momentas galėjo būti lemiamas jau ir po to, kai pataikė iš toli Tomas Delininkaitis. Pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. 78-65 Seibutis. Markui Popovičiui pražanga. Žalgirietis prasižengia trečią kartą. Valančiūnas išklauso dabar Džikičiaus nurodymų, o Seibutis stoja prie baudos metimo linijos. Tadas Klimavičius vietoje Pauliaus Jankūno. Ačiū jam gali sakyti Kauno Žalgirio ekipos fanai ir trenerių štabas bei komandos draugai. Paulius šiandien pelnė 18 taškų. Rezultatyviau už jį nerungtyniauja nei vienas šio susitikimo dalyvis. Renaldas Seibutis pataiko nuo baudos metimo linijos. 2 iš 3 metimų buvo sėkmingi. Renaldas surinko 13 taškų. Antrasis jo metimas netaiklus. Valančiūnas ima kamuolį ir pelno pirmuosius šių rungtynių savo taškus. Štai čia vienas didžiausių mačo paradoksų. Žalgirio gynybos sutvarkė Joną Valančiūną ir tai bus galima paminėti kaip vieną pergalės veiksnių. Nenuvertinant nei vieno kito Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininko. Sonis Vimsas dar kartą skrodžia po Vilniaus ekipos krepšių, pelno 15 savo tašką. Didina persvarą iki 12 taškų. Paskutinė ketvirto kėlinio minutė. Seibutis. Valančiūnas nepataiko iš vidutinio nuotolio. Ima kamuolį Sonis Vimsas ir tai greičiausiai reiškia, kad nuo 1999 metų pirmąją tarpusavio dvikovą antrą kartą laimi komanda žaidžianti išvykoje. Dar kartą priminsiu, apie ką kalbėjau transliacijos pradžioje. 2008-2009 metai dar Kauno sporto halėje Žalgiris 68-70 nusileido Vilniaus Lietuvos Rytui, bet po to Lietuvos Rytas tapo LKL čempionu. Nėra tokios taisyklės, kad pirmąjį mačą laiminti komanda tampa Lietuvos krepšinio lygos nugalėtoju. Transliacijos pradžioje vėlgi sakiau, kad Žalgiriui tą pavyko padaryti 3 sykius. Lietuvos Rytui tą pavyko padaryti kartą. Dabar žalgiriečiai iškovoja pirmąją tarpusavio dvikovose 4. pergalę, o varžovų aikštėje triumfuoja pirmą sykį per pastaruosius 12 metų ir dabar jau galima modeliuoti situaciją turnyro lentelėje. Taigi, Vilniaus Lietuvos Rytas toliau išlieka vienvaldis lyderis, 12
susitikimų ir 11 pergalių. 13 susitikimų ir 11 pergalių turės savo sąskaitoje vilniečiai. Įkandin Prienų Rūdupiui Vilniečius šį sezoną bus įveikęs ir Kauno Žalgiris. Na, o žalgiriečiai lieka vieninteliai LKL sezone. Šiais metais dar nepralaimėjo nė karto, 9 pergalės iš tiek pat galimų. Ir antra vieta turnyro lentelėje. Pataiko Renaldas Seibutis, 70-82, minus 12. Ar bandys dar prasižengti vilniečiai? Ne. Stepanas Bobrauskas vengia pražangos. Popovičius ir čia pražanga. Ne, tik tai kamuolys skrieja už aikštės ribų. Popovičius neprasižengia. Bobrauskas, vadinasi, viskas aišku. Triumfuoja Žalgirio komandos fanai čia. Siemens arenoje, 15 sekundžių. Vimsas iš toli. Meta netaikliai, kamuolį ima vilniečiai ir Bobrauskas spėjo atiduoti kamuolį į priekį. Seibutis dar pataiko, 82-72, Kalnietis ima kamuolį ir viskas. Ne, užmina šoninę liniją Mantas Kalnietis, nuo to jau niekas nepasikeis. 90 sekundės iki šio mačo pabaigos. Taigi, kauniečiai iškovoja pergalę 82-72 ir lieka vieninteliai LKL pirmenybėse šį sezoną dar nepatyrę pralaimėjimo kartelio. Žalgiriečiai lieka antri Lietuvos krepšinio lygos lyderiais ir toliau lieka vilniečiai. Po 13 mačų iškovoja 11 pergalių. Nuo rezultatyviausiai šiame susitikime Kauno komandoje buvo Paulius Jankūnas, jis pelnė 18 taškų. 15 pridėjo Sonis Vimsas, 10 įmetė Tomas Delininkaitis. Vilniaus ekipoje po 17 taškų pelnė Renaldas Seibutis ir Tairisas Raisas. Aleksandras Rašičius pridėjo 15 taškų. Na, aš priminsiu, kad artimiausią savo susitikimą Kauno Žalgiris žaidžia sausio 12 dieną vieningoje krepšinio lygoje su Maskvos Srities Chimki ekipa. Po to 15 diena žalgiriečiai namuose žaidžia su Kazachstano Astana ir 21 diena Nižnij Novgorodas. Na, o Eurolygoje pirmas mačas jau sausio 18 dieną. Žalgiris susitinka su Tel Avivo Maccabi namuose. Taigi, Žilvinas Aleksandravičius padėjęs jums stebėti šį mačą, baigė savo darbą šį vakarą. Linkiu ir toliau likti su Sport 1 televizija. Gerų jums emocijų iki susitikimo kitą savaitę. Likite sveiki, sėkmės jums. Generalinis transliacijų rėmėjas natūralus mineralinis vanduo Vytautas. Kad laimėtų Žalgiris.